Čia viskas turi skambėti. Jau turim 1,5–2 amperus. Jau čia geras ženklas. Pasižiūrim, ar vaizdo plokštės maitinimas yra 0,7 volto. Sveiki, čia dėdė Sūsai. Šiandien turim Acer Predator G9. Kompiuterį aš jau pradėjau ardyti. Problema, kad jis įsijungia, bet nerodo vaizdą. Ir jis jau panašu, kad įsijungia, bet nerodo jokio vaizdo. Sėdėsim savo ramus testinius. Daugiau ciklų vyksta. Turim garsą, bet neturim vaizdą. Norėčiau pabandyti BIOSą perflešinti. Ne, vis tiek nelabai panašu. Vaizdo plokštė neturi maitinimo. Šitoj pusėje nėra, bet pažiūrime, ar nėra čia trumpo. Čia yra trumpas, bet čia nėra trumpo. Mes jį išimam, o šitas geras, mes jį lituojam čia, nes jie yra vienodi. Gerai, šitą galim iškart dėti čia. Na gerai, ir dabar tiesos akimirka. Kur mūsų trumpas jungimas? Va, čia mūsų trumpas jungimas. Šitas va, tranzistorius blogas, nes čia ateina, čia neišeina. Taip, tiesiog. Išsilituojam ir žiūrim. Matuojant, o jis pypsi. Jis yra blogas. Susilituosim current sensing rezistorius. Štai toks.